sveiki, šiandien noriu pristatyti Ernestą. Ernestos pati asmeniškai nepažįstu, žinau ją tik tai iš socialinių tinklų, nes pati labai seniai tai seku, žaviuosi, labai faina verslininkė, labai gera specialistė. Ernesta yra permanentinio makiažo meistrė, daro veido injekcijas, yra mokytoja, lektorė, treinina. Tai žodžiu, Ernesta, prisistatyk save ir ką tu veiki ir apie ką tu esi. Sveiki, tai pirmiausia, Aušra, ačiū, kad pakvietei pas save į svečius, tikrai labai malonu. Tai taip, mano tikras vardas yra Ernesta, kaip ir jūs sakėte, bet dauguma mane pažįsta kaip Nesta. Tai aš esu permanentinio makiažo meistrė, taip pat mokytoja, kaip ir sakei, ir atlieku įvairias veido procedūras, tokias kaip injekcijos nuo raukšlių, žodžiu, kad būtume gražios ir jaunos visada. Tai va. Tai Ernesta, kodėl būtent šis sritis ir kodėl šitoj vietoj? Kodėl, tikrai neatsakysiu. Viskas prasidėjo labai senai iš tikrųjų ir aš tikrai labai ilgai stengiuosi save atradinėti, ką aš noriu daryti. Ir tikriausiai mano tas charakteris toksai fire atvedė mane iki būtent šitos srities. Nes atvažiavus šiandien į Londoną, turbūt kaip ir daugelis, tikrai dirbau visokius darbus, kokius tik įmanoma ir labai sunkius ir gal šiek tiek lengvesnius. Bet man visą laiką būdavo labai sunku dirbti kažkam ir su kažkuo. Nes man labai yra sunku išklausyti, kaip sako, padaryk tą, nueik tą, padaryk tą, atneš tą. Ir man tiesiog visur būdavo konfliktai darbuose. Ir aš supratau, kad man reikia kažką daryti, kur aš esu viena ir kad man niekas neaiškintų, nes tikrai kažkaip tai sunku būdavo. Ir iš pradžių aš negalėjau šito dalyko viso padaryti, nes ir anglų kalbos neturėjau, buvo tik tai visiškas pagrindas šiandien atvažiavus ir viską. Ir pradėjau po truputėlį domėtis, ką aš noriu daryti ir kur aš noriu lįsti. Pradėjau iš pradžių anglų kalbą mokintis. Šitas mokinimasis buvo savamokslis, filmai su titrais, nežinau kaip aš jau titrais. Per dieną buvau užsibrėžus savo tikslą išmokti po 20 naujų žodžių. Tai aš tiesiog skaitydavau laikraštį, nesuprantu apie ką, šitas žodis, šitas. Rašausi viską, vakarai įsiverčiu per žodinę, nes ar tada tose telefonuose nebuvo tiek daug visko. Ir va tai va kažkaip užsikabliavau ant visko. Ir kažkaip tai mane atvedė visą tai į saloną. Kad aš pradėjau dirbti administratorę vienam lietuvių salone rytų Londone. Ir kažkaip tenais iš pradžių atrodė viskas žiauriai fainai, viskas panų kolektyvas, penktadienį šampaniukas, ir tavo vienintelis darbas įsiplauti galvą, susigarbanoti plaukus ir pagalvoti, kokią čia spalvą nagus nusilakuoti. Ir po metų laiko supratau, kad niekur manęs tai neveda, kad aš tiesiog egzistuoju, bet neprogresuoju visiškai, ko man labai labai stipriai trūko. Ir pradėjau jausis tokia, kad, ką aš čia veikiu, ta prasme, nėra tai mano kelias. Aišku, spaudimas buvo iš šeimos pusės, kodėl aš neinu mokintis ir taip toliau. Bet atsakymas buvo visą laiką mano tas pats, kad aš savo laiko nešvaistysiu ir nesimokinsiu to, ko nenoriu, kol aš neatrasiu, ką aš iš tikrųjų noriu veikti. Ir va tai va vieną dieną sėdin, bam, mintis, galvoju, aš noriu daryti blakstienas. Ir kažkaip pradėjau aš daryti tos blakstienas, pati tarp kitko išmokau irgi per YouTube, nes dar nebuvo pinigų ant mokymų. Ir labai greitai man iš tikrųjų pradėjo sektis viskas. Labai, nežinau, ar tai mano bendravimas su žmonėm, kad aš visą laiką stengiuosi su kiekvienu būti tokia, kokia iš tikrųjų esu, ten be kaukių kažkokių tai. Ar charizma mano kažkokia, ką esu girdėjus iš kitų žmonių, tiesiog labai greitai viskas augo su tais klientais. Vieni per kitus pradėjo pas mane eiti. Nors aš tikrai dar tada nebuvau gera meistrė. Dabar, kai pažiūriu savo pirmus darbus, galvoju, Dieve, kodėl? Prieš kiek metų? Tai čia buvo viskas daugiau negu prieš kokią 13-14 metų. Tai irgi esi nenaujokė versle, ar ne? Visiškai. Ir va tai va, kažkaip po truputį pradėjo viskas augti. Tada aš pradėjau dirbti su plastikos chirurgais, su Kaikariu ir su Maslausku. Ir per juos labai daug žmonių atėjo į mano gyvenimą, daug pamokų visokių buvo, kaip aš išmokau su tai žmonėm aplamai bendrauti ir tą savo verslą po truputėlį vystyti. Kad tada jau aš supratau, kad viena, tai tu nesi karys lauke, kad tu turi turėti komandą, kad tau viskas dar labiau augtų. Ir kažkaip po truputį, va taip va viskas ir sukasi. Tai kokie vis dėlto buvo tie pagrindiniai iššūkiai, ar ne? Kai pradėjai, tu sakai, buvo situacijų, kad su žmonėm reikėjo išmokti dylinti, ar ne? Tai kokie buvo tie
tai galėtum įvardinti tos pagrindinius iššūkius, kas tave tuo momentu labai nervavo ir ką reikėjo sutvarkyti, kad būtum ten, kur dabar esi. Jo, tai ta pradžia tokia gal nebuvo daug tų iššūkių, todėl kad nebuvo to kažkokio verslo. Aš tiesiog dirbau savo su tom blakstienom ramiai ir viskas. Bet kaip aš pradėjau augti, kaip atsirado mano gyvenime permanentas, kaip atsirado mano gyvenime mokymai, tada aš jau supratau, kad aš viena visko nepadarysiu, kad man reikia komandos. Ir va tada aš pradėjau strikti kažkuriose vietose, nes tu turi padaryti tą, tada pamiršti aną, tada ten pamiršai, jau atrašai ten, pavyzdžiui, kokiai klientai ir mokiniai, sako, ačiū, mes susiradom kitur, nes jūs ten 2 savaitės mums neatrašėte. Ir tada galvoju, okei, reikia kažką daryti, galvoju, reikia asistentės, kad kažkaip tai padėtų. Tada nuo asistentės atsirado kiti žmonės, ten Instagramai, socialiniai tinklai, visokie priežiūra ir taip toliau. Ir va čia va prasidėjo tas visas augimas toksai. Tai tada jau pradėjau susidurti ir su buhalteriniais klausimais visokiais ir ten su marketingo visokiais, kaip išsireklamuoti. Tai va tokie, bet tai ką, tada sėdi, klausi, turi kažkokių kontaktų, skambini, tokia, kažkaip ieškodavau visą laiką tų tokių išėjų, nes tikrai kartais būdavo, kodėl va, jinai va, labai garsi, jai labai puikiai sekasi, ne, ir ten tikrai visi žino apie ją, o va aš nelabai. Atrodo, tas pačias rankas turime, ne, tas pačias kojas, akis, protą galų gale viską. Ir tada supratau, kad tu tiesiog turi labai daug gilintis pati, ieškoti informacijos ir mes turim visus įrankius dabar. Google. Ir ieškoti pagalbos. Taip, nebijot klausti. Ta pagalba yra mokama, nemokama, bet ieškoti tos pagalbos, ar ne? Dėl to, kad verslas, aš kaip visą laiką sakau, yra ganėtinai paprastas dalykas, ar ne? Yra pagrindiniai elementai, tu kurių auditą pasidarius jau gali iš karto matyti, kur tu stringi. Taip, iš karto, tiesiog reikia prisėsti. Gerai, aš turiu marketingą, aš turiu pardavimus, aš turiu custom service, ar ne? Ir kur pas mane yra spragos, ar ne? Ir ką aš turiu tvarkyti ir taisyti. Kaip žinau, Ernesta, nesisukoncentruoji, nes tu visą laiką buvai permanento meistrė, ar ne, ir ties to nesustoji, tavo pradėjo paslaugų sfera plėstis, ar ne, pradėjai daugiau daryti dalykų, papasakok apie tai. Todėl, kad realiai čia kaip ir skamba visos atskiros procedūros, bet jos iš tikrųjų labai viena kitą apima. Tarkim, mano yra procedūros, kurias aš darau, tai permanentinis makiažas, tada tattoo removal su lazeriu, naikinimas va, ir tada injekcijos. Todėl, kad realiai ateina pas tave klientas su senu permanentu, ne, jisai nori išsinaikinti, tu jį tada kažkur turi išsiųsti. Dėl to aš nusprendžiau daryti lazerį, kad jisai niekur neišeitų ir jisai būtų pas mane, nes tu vis tiek turi daug daryti tų procedūrų ir realiai tavo žmogus išėjęs į kitą saloną, jis jau buildina connection su kitu salonu ir galimai jis jau nebegrįž pas tave, ne? Čia šnekant iš tos marketingo visos pusės. Ir injekcijos lygiai taip pat, viskas prasidėjo nuo lūpų. Tu darai lūpų permanentą, tada klientė sako, aš noriu didesnių lūpų. Tai sakai, lūpų permanentas nėra apie didesnės lūpas, tai yra apie spalvą. Okay, o tada ką daryti, kad jos būtų didesnės? Tada lūpų injekcijos, pradėjau daryti lūpų injekcijas, tada ateina pas mane klientė ir sako, pasidariau lūpas, dar gali mane kaktą biškį suleis kažko. Tai, ir vėl, va, taip atsidūriau ties to botoksu, ties tom visom skin boosteriais ir su viskuo, nes jos tokios visos susijusios. Bet, tarkim, jeigu jūs manęs paklaustumėt, ką manai apie meistrus, kurie daro absoliučiai viską, tarkim, nagus, permanentą, botoksą, dar plaukus priauginėja, tai mano asmeninė čia yra asmeninis atsakymas ir asmeninė nuomonė, kad tai yra nesąmonė. Veidas yra veidas. Taip, veidas yra veidas, ta prasme, ir tai turi būti higiena ir viskas. Ir kaip pagalvoji kartais, kad, kai kurios procedūros jos tiesiog nesueina po vienu stogu, ne? Arba turi išskirtos būti dienom, arba ten vieta kažkaip tai ar kažkas. Tai, ne? Taip, ir visur geras nebus. Aš galvoju, jeigu tu specializuojas veide, tai turi specializuokis tenais, ne? Jeigu tu specializuojas plaukuose, tai turi specializuosis ten tada kažkaip. Kur tu esi beist? Kur tavo yra lokacija? Essexe. Essexe aš dirbu Grace rajone, mano studija tenais yra. Taip, tai mano meilė, antri namai. Tikrai daug laiko ten praleidžiu. Mūsų visų antri namai. Taip, taip. Gerai, tai kokia ta tavo didžioji vizija? Kur tu save matai po 10 metų? Apie šitą klausimą irgi šiandieną iš tikrųjų išnekėjom, kad jo toksai labai einamas klausimas. Iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, kažkokios labai didelės vizijos aš nesu nusipiešus, kad va būtent ten, aš turbūt pas mane tokie mažos tos vizijos gal būna, nuo vienos iki kitos, ne? Bet mano didžiausia vizija turbūt, kuris sueina ir į darbą, ir į šeimą, tai tiesiog savo dukrai parodyti, kad tavo mama yra kieta, užauginti ją tokią stiprią verslininkę, kad nebijotų darbo, nebijotų siekti savo svajonių visokių ir va tiesiog eiti tuo keliu, kuo įmanoma daugiau pasiekti, kaip sakau, kuo įmanoma daugiau visur lysti ir savo srityje kažkaip būti, gera, kad tau ateitų ir pasakytų, kas tu darė ant tokius Nesta, iš karto sakytų taip, Nesta. Tai toksai tiesiog, būti gera savo srities specialistė.
Super. Neturiu aš tokios svajonės, kad ten atidaryti labai didelį saloną ar kažką, man ne apie tai. Man tiesiog yra apie kokybę, apie savo lojalius kažkokius tik klientus, apie mokymus, taip, kad jie garsus būtų, kad mokinys sakytų, aš važiuoju tenais mokintis. Kažkaip man tokie mažesni dalykai gal labiau groja asmeniškai man, negu kad sakau, ten didelį saloną 3 aukštų turėti ir taip pat ten 100 žmonių mano komandai dirba. Ne, šito kažkaip aš man neturiu. Dabar aš galvoju, čia irgi tradicinės klausimas visiems pašnekovim, kur užduodu apie Lietuvą. Ar planuoji kažkada grįžti į Lietuvą, jeigu tai kodėl ir jeigu ne, irgi kodėl? Ne, neplanuoju į Lietuvą grįžti. Kodėl? Geras klausimas iš tikrųjų. Nežinau kodėl, nepagalvojau, gal dėl to, kad mano paauglystė nebuvo labai lengva Lietuvoje iš tikrųjų. Ir aš iš Lietuvos išvažiavau tikrai ne dėl to, kad for fun, bet aš išvažiavau dėl to, kad turėčiau tą geresnį gyvenimą, nes nebuvo mano ten šeima kažkokia labai turtinga ar kažkas, kad mano svajonės visos pildytųsi. Tai realiai man tokie prisiminimai gal nėra patys geriausi tenais iš tikrųjų. Ir čianais aš atvažiavau, kai man buvo 18 metų. Tai realiai aš čianais subrendau ir aš čianais užaugau. Ir aš pasiekiau kažko tai. O grįžt man dabar į Lietuvą, toks gautųsi visiškai viskas nuo nulio. Aš ten nieko nežinau. Aš labai aplamai retai grįžtu į Lietuvą. Ir būna su kokia draugė susiskambinti, ten susitinkam prie, ten kur nors kokį pavadinimą pasako, kur čia yra jisai, jau nieko realiai nebežinai. Net nebežinočiau paprasto elementariausio dalykų, galėtų kažkokius dokumentus kažkur susitvarkyti, nes nu ten va tai va. Tu ir nenorėtum. Jo, bet tvarkytis dokumentus. Tai va, nes ten kiek susidurti, ten va Jėzau, negatyvas visur. Bet kitas dalykas, nu niekada nespjauni tą vandenį. Ką žinau, kaip tas gyvenimas sudėlios. Gal tada kita šalis kažkokia, ne? Jo, šilti kraštai, mane traukia šilti kraštai, mane iš tikrųjų traukia link Ispanijos pusės kažkur tai. Nesakau, kad aš turėjau visišką 100% planą, bet minčių tokių yra. Man patinka, kur šilta, bet nepatinka, kur per karštą, tai va irgi toksai biškelė. Norėčiau gal, pavyzdžiui, vasaros metu būti čianais, o žiemos metu, pavyzdžiui, Ispanijoje kažkaip tai. Dabar dar Ernesta papasakok apie savo kursus, ar ne? Ir aš irgi tų kursų yra visokių, daug visur ir yra ten akredituoti vieni kursai, kiti ne. Tai kokius tu darai ir koks galbūt skirtumas yra tarp tų vienokių ir kitokių? Taip, geras klausimas iš tikrųjų. Mokymai taip yra akredituoti ir yra nekredituoti. Ir koks tarp jų skirtumas, kad nekredituoti nėra geri, akredituoti yra geri. Dėl ko aš taip sakau? Todėl, kad akreditacija tai yra draudimo kompanijos įvertinimas tavo mokslų kokybės, kad jie atitinka visus reikalavimus, kad tu iš tikrųjų išmokini viską nuo A iki Z. Ir ta prasme, tai kažkokius tai taisyklės atspindi visas, ne? Tai va čia yra labai labai svarbu, nes tikrai daugelis merginų būna, kur nueina šiek tiek pigiau, kur yra nekredituoti tie mokymai. Aš nesakau, kad jos išmoksta ar neišmoksta, ten gal būna ir labai geri, ne? Bet jau reiškia, mokytoja kažkur tingi truputėlį padirbėti daugiau. Ir jie gauna sertifikatą, bet jos tiesiog nebegali legaliai dirbti, jos negali pasidaryti draudimo čionais ir negali tiesiog toliau siekti savo tos karjeros, nes tiesiog tas dokumentas negaliojantis. Tai taip, mano mokymai yra akredituoti ir visi, absoliučiai ir master klasės ir beginerių. Ir ką tai reiškia, kad mano mokymus, tos akredituotus baigęs mokinys, gali pasiskambinti į ABT draudimo kompaniją ir tiesiog pasidaryti draudimą savo darbui, su kuriuo nuo rytojaus gali legaliai pradėti dirbti. Tai čia iš tikrųjų yra didelis ir svarbus dalykas, kas liečia Angliją ir Anglijos visus reikalavimus. Tai supratau, lygiai tas pats kaip ir buhalteris, ar ne? Tu gali būti licencijuotas, nelicencijuotas. Tu visą laiką gali tvarkyti buhalteriją pas save virtuvėje ant stalo ir galbūt ir turėsi tu nemažai klientų, bet reikalui esant, pirmas dalykas, draudimo neturėsi, ar ne? Ir jeigu kažkur klientas tave paduos į teismą, viskas. Ar turėsi pinigų save susimokėti jo? Ir kitas dalykas vėl ir su mokesčių sistema, visokios registracijos ir taip toliau, kai tu esi licencijuotas, tu gali skambinti ir šnekėti už klientą, kalbėti, kai tu dirbi be registracijos, tu to negali padaryti. Taip, ir aplamai, va, pavyzdžiui, prieš tai beauty sritis, jinai buvo labai neprižiūrima iš tikrųjų čia Anglijoje, viskas labai paprasta buvo, tu pasibaigi mokymus, ten pasidarai draudimą, dirbi. Dabar, kadangi tikrai realiai per čia kelis paskutinius metus visa beauty sritis čia sprogo, kaip didelis burbulas, labai daug visko atsirado, mokymų, plėtimais čionais ir viskas. Ir kažkaip jau žiūriu, kad councilas visas pradėjo truputėlį daugiau reguliuoti beauty sritį ir jau pradėjo reikalauti ir NVQ levelių, ir VTCT tokie leveliai yra, kad jau be jų ir licencijos neduoda dirbti. Ne visuose rajonuose dar yra, bet Londone jau realiai 80% šitas dalykas yra paimtas. Nu tai ką, ačiū tada tau, Ernesta, kad atėjai. Labai ačiū už pokalbį, labai smagiai paplipėjom, pašnekėjom ir susisieksim, aš manau, vis tiek kažką. Ačiū labai. Kitų projektų. Taip.